kai, tarkime, bėgikas meta svorį, tarkim, jaučia didesnį alkį, tai didesnis baltymų suvartojimas padeda pajausti greičiau tą sotumo jausmą ir tada lengviau sportininkui sukurti kalorijų deficitą tam, kad jis sumažintų savo tą riebalinę masę. Ir tada vėlgi paprastam žmogui ten apie 1 nuo 1 iki 1,5 gramo kūno kilogramų riebalų reikėtų suvalgyti. Tuo tarpu atletui, pavyzdžiui, irgi nuo 1 iki 2 galima didinti priklausomai irgi kaip, ar nori atletas suvalgyti tokį didelį riebalų kiekį. Jeigu aš kalbėčiau tai tokiais terminais, tarkim, aš auginu raumeninę masę arba aš irgi esu bėgikas ir noriu minimalizuoti riebalų prieaugį. Tai yra tokia viena teorija, kad aš valgau tik ganėtinai pakankamai baltymų, kaip ir sakiau, pagal tą skaičių ir tada sumažinu riebalų kiekį 0,5 gramo kūno kilogramui ir geriu, tarkim, žuvų taukus, kad gaučiau pakankamą omega riebiųjų rūgščių ir tada visas likusias kalorijas duodu tik angliavandeniams. Yra tikėtina, kad aš minimalizuosiu riebalų prieaugį, nes, pavyzdžiui, tam, kad priaugčiau riebalinės masės, tie angliavandeniai organizme yra konvertuojami tik energiją ir paskui turi perėti dar kitus procesus, kad būtų konvertuojami į riebalus, o tarpu jeigu aš valgau ganėtinai daug riebalų, tai didžioji dalis riebalų iš karto nusėda mūsų organizme, nes jie nėra taip greitai atiduodami energijos panaudojimui, nebent ten mes laikomės kažkokios kitos dietos ir tada didžiąją dalį visą laiką deginome tos riebalus dalinai ir ten, bet ten jau yra kiti procesai ir galbūt pakalbėsime vėliau apie tai, jeigu tai bus įdomu. Ir tada automatiškai sportininkas tik didina daugiau paskui angliavandenių kiekį, tai jeigu ten, tarkime, jiem reikia suvalgyti 6000 kalorijų, tai galbūt jiem per dieną reikės suvalgyti 900 gramų angliavandenių ir ten 100 gramų riebalų ir ten 150 baltymų. Čia taip tik sakau iš oro, kad matytumėte, koks tas gali būti skirtumas 900 gramų angliavandenių, tuo tarpu paprastas žmogus ten galbūt 250. Ir tada mes su atletu galvom, tai kaip jis galėjo suvalgyti tokį didelį angliavandenių kiekį tam, kad jis nesijaustų blogai.